Sveiki, šiandien būsim su jumis aš, Tomas. Šiandien būsim ir aš, Karolis. Tu irgi savai daug kalbės. Ir šiandien pristatysim jums naują mini rinkinuką, naujokam arba tiem, kas ieško kažko atsarginio. Just Next Gen. Atnaujintos galvutės, atnaujinta visa sistema, pildymas. Viskas atnaujinta. Jo, pažiūrim, ar šitas jau tikrai vertas dėmesio. Rinkinį gaunam štai tokioj dėžutėj. Čia matot spalvos variantas. Aprašymas trumpas, komplektacija, dėžutė atsidaro. Turim spėjimą. 5 ml stikliuką. Patį Just Next Gen. Poralonas įsijima. Tada turim dar čia tokį paperiuką. 2 kaitinimo galvutes naujas HV, USB krovimo laidą. Tada turim dar instrukciją. Toks mažas daikčiukas, tiek visko prikrauti. Nu, ir dar turim tada atsarginės tarpinės stiklui, didelis pliusas ir bako prailginimą. Ir viskas. Baba. Įrenginys išserdo štai taip. Matot, jame dabar nieko nėra nei galvutės. Nusima atviršus, nusima stiklas, nusima oro padavimo reguliavimo žiedelis, nusima tarpinės, kurias galima pakeisti. Čia ir čia. Turim standartinį 50 kandiklį. Ir viskas. Kaip dabar surinkti? Standartiškai bakas yra 2 ml. Ir mes turim didesnį stikliuką, matot, 5 ml. Bet jeigu mes jį čia uždėsim, mums šiek tiek trūks vietos, kad užsukt galvutę. Tai mes dabar darom taip. Dedam šitą storesnę tarpinę į apačią. Dedam oro reguliavimą. Tada imam viršutinę dalį. Ir čia turim komplektą štai tokį vat mažiuką cilindriuką. Ir jį štai čia vat mes įsukam. Įsukam. Įsukom. Tada mes užsidėt galim iškart ir kandiklį. Čia ant viršaus galim tada užsidėt tą šiek tiek tokią liesesnę tarpinę. Bėgai nuo tavęs. Rinkinį štai vieną iš 2 galvučių, jos vienodos, vieną reikėtų išsilupti. 2000 years later. Išlupam galvutę galiausiai. Štai matom viduje spiralę, va ta. Čia matom rekomenduojama naudoti galę, tačiau mums šitų visų skaičių nereikia, nes mūsų baterija nereguliuojama. Štai mes tada sudrėkinam galvutės vidų skysčių. Pilam, negailėdami, kad gerai sušlaptų. O matot, viskas kaip į kokį šulinuką subėga. O man dabar varva net per pirštus. Geriau per daug negu per mažai. Ką mes darom tada? Sukam galvutę. Sukam galvutę štai čia. Dedam didįjį stikliuką. Sukam viršų. O žinot, kaip jis pildosi? O gyva. Tekšt. Žiauriai, fainai. Ir skylutė ganėtinai nemaža. O tiesiog bliupt. Bliupt. Ir paliekam šiek tiek pastovėti. Kas liečia bateriją, tai mes turim vieną mygtuką ir USB krovimo lizdą. Čia turim skylutę baterijos ventiliacijai. Ir viskas, jokių ekraniukų, jokių daugiau papildomų mygtukų ir mūsų mygtukas yra to pačiu ir baterijos įkrovos lygio indikatorius.
Tai kada pilnai baterija įkrauta šviečia žaliai, kada nedaug jinai nusėda oranžinė spalva, kada lieka mažiau negu pusė mėlyna ir kada jau beveik renginys yra prie išsikrovimo ribos, tada šviečia raudonai. Tai jau kai raudonai šviečia, praktiškai galim nešti krautis. Nu ką, pažiūrėjom, kaip mūsų rinkinukas susideda, kaip padidinti talpą, kaip pakraut. Nu, kaip pakraut, manau, supranta ten, kurios B krovimai. Reikia tik išlaidą. Bet nerodė, kaip reikia pakraut. Laida prie rozetės. Jo, nu, manau, suprasit. Išjungimas irgi labai paprastas, viskas vyksta mygtuko 5 kartų paspaudimo pagalba. 5 kartus paspaudžiam, sužypsi. Tai baterija išjungta, 5 kartus paspaudžiam, sužypsi, baterija įjungta. Tavo biškai pridvėsis, ne? Mano dega mėlyna lemputė, vadinasi, ten yra kažkiek tai mažiau procentų. Dega žalia lemputė pas mane, reiškia daug procentų. Taip, tai ką, manau, tada padiskutuokim, pliusai, minusai. O gal parodom, kaip groja dar? No, irgi būtų gerai. Nu. Smeigia. Mano dar pilnai pakrautas. Nauja galvutė. Mano jau jisai netoli, sakykim, mirties, bet dar nesiskundžiu. Taip, nu dabar jau galim Karolį perėti prie pliusų minusų. Aha. Šauk. Pliusai minusai. Aš pradėsiu nuo minusų. Varyk. Šiaip minusų kaip starter kitą aš jam ne kažką turiu, bet oro reguliavimas tai man yra minusas. Nu, lemba žiauriai sunku pareguliuoti. Man asmeniškai nėra minusas, bet kitiem, kas mėgsta dažnai reguliuotis, tai gali būti, nes, nu, lemba, kol į pasukį, tai... Jo, užveržus baką pilnai iki galo, užsispaudžia oro reguliavimo žiedas ir jo praktiškai, nu, labai sunkiai sukas. Įvaro kaip kokia tarpinė ir užveržia. Jo, bet aš pastebėjau tokį dalyką, kad jeigu mes norim, kad mūsų tiek galvutė geriau gertų skystį, tiek oro padavimo žiedelis vaikščiotų laisvai, nereikėtų ten labai daug pastangų įdėti, kad jį pasuk. Mes kaip užveržiam iki galo baką, matot, aš dar 2 pasakymus turėjau. Galim orientuotis, tarkim, pagal USB krovimo arba mygtuką. Aš dar atsuku vieną kartą. Vieną kartą, pusę karto. Jo. Ir tada mes iškart matom, kad mums pradeda kilt burbuliukai, bėgimų jokių neturėjau ir mums tada oro padavimas reguliuojasi irgi normaliai. Ir galvutė pastoviai šlapia, viskas gerai. Man, kadangi su vykinimuose problemų irgi nėra, tai tiesiog gali atsiveršti, pareguliuoti orą ir vėl užveršti. Arba taip. Jeigu pastebėjot, kad taip šliurpia bėga, tai tada užverškite iki galo ir orą pasireguliuoti kartais. Aš darau taip, nes aš, sakykime, darau ilgesnius įtraukimus. Aš jeigu pilnai užveržęs, man kas kelintas įtraukimas toks būna sausesnis. Tai va, tai čia dar vienas būtų minusiukas, sakykime, su skysčio gėrimu naudoju 70-30, nu pagrindė priemkės. Tai va, jeigu taip jau chain vape noriu gerą, sunkiai, iki galo užveržus jis galiausiai vieną tokį gerą jau paduoda tokį, nu tikrai sausoką. Ir man pirma galvutė, aš va taip ją sugarinau, kas čia sausą, nu negali būti, nu jo galvutė ir man paskui jinai po panašiai paros laiko nusprogo. Bet dabar šitą aš naudoju galvutę, nežinau, 4 dienos gal, skonio, pilnai toks pat praktiškai buvo įdėjus galvutę, garo, liuks, viskas. Bet nesivaflina greitai, aš irgi va tik jo, aš va taip šiek tiek prasukęs ir man viskas liuks. Tik aišku, labai daug neatsukit, nes tada viskas išbėgs, tai, nu, atsargiai. Kitas minusas būtų, turim 2 spalvas, ne? Turim juodą, šiaip juodas, irgi labai gražus, toks matinis, jo. Ir turim sidabrinį. Ir pas juodą kandiklis plastikinis, o pas sidabrinį kandiklis metalinis. Ir ant metalinio ilgainiui ima kauptis gulpų atplaišėlės. Ir, nu, man asmeniškai tai žiauriai nepatiko. Tai man kas, tai sakykime, jo, Karoliui tai visiškai vienodai. Man pliusas kaip tik toks driptipas. Jo, o kas ne, tai tada, sakykime, dėl šito, būtent juodam šitos bėdos nėra. Bet čia skonio reikalas, lūpų reikalas, taip sakant. Jeigu lūpos su mazoliais, tai nesiplaišinėja, tai nesiplaišinėja, nu, jeigu lūpos be mazolių. Kitas tada minusas būtų kaip ir, nežinau, viskas. Aš minusus baigiau. Šaunam pliusus, skonis. O, nu aš tai paragausiu, kad galėčiau greitai vertinti. Tu paragauk, aš pasakysiu, kad skonis tikrai geras. Nu, aišku, ne kaifūnas ir nesakykime, ne mitas ir ne faraonas, bet kaip starter kitui, nuskonis aš tai tikrai labai nustebęs. Man šiaip mano mėgstamiausias starter kitas iki pačiol buvo veipenas, tai skonis yra geresnis šito. Veipenas, gal tie skoniai ir tokie patys būtų, bet veipenas mėgsta papurkšti.
O čia gauni garą sausesnį ir grinai iš garo gauni tą sodrų skonį, o ne iš to, kad tau skysčio pripurškiai burna. O būtent dėl to aš šiek tiek atsuku, kad tas garas būtų toks šlapesnis. Dar gali prisisukti oro. Sakykime, kol pilnai krauta baterija, visiškai oro prisukti, sakykime, iki pusės, ne, per karštas garas. Nu, aišku, čia vėl, pagal skonį. Bet vat, kai nusėda baterija, dega jau nebe žalia, o geltona arba mėlyna lemputė, užsisukam pusę oro, šiek tiek, nu, tas toks kaip per pusę apsukimo pasilikęs. Tau neatsibosta taip ilgai traukti? Toks traukimas šiek tiek su pasipriešinimu. Jaučiasi toks, kad jisai, nu, oro dvigubai mažiau negu kad atsukus pilnai. Tai natūralu, kad jaučiasi pasipriešinimas. Bet skonis šiek tiek pakyla. Asmeniškai man tai, vat, kad šiek tiek nusėda baterija, iškart prisisuko oro ir tada... Aš tą patį darau, kai pasėda baterija. Irgi, nes tada su daug oro reikia ilgiau traukti, tada tiesiog prisukė ir važiuoja. Toliau kitas pliusas būtų, man baterija atlaiko visą darbo dieną. Darbo dieną. Darbo dieną. Jeigu ten garinsi savaitgalį ir pastovėti, tada tikrai nebus taip, kad visą dieną atlaikys. Turint omeny, kad rinkinys Dviejų baterijų modas neatlaiko visą dieną, jeigu garini non-stopų, tai... Kompaktiškas, jo. Tai, sakykime, turint omeny tai, kad jis kompaktiškas, 3000 mAh baterija, ar ne? Stikas V8 tokią pačią bateriją turi, talpos atžvilgiu, ar ne? Ir, stiko aš per dieną neiškraudau. Sunkiai, jau dienos galą, nebent jau, jeigu tikrai vien tik jį naudoji nieko daugiau. Su šituo, laiko mažiau. Nežinau, kodėl taip yra, gal dėl galvutės, gal tiesiog paduoda kažkiek ten daugiau galios, kad baterija siurbė kitokią bateriją, bet šitas laiko šiek tiek trumpiau. Bet skonis iš šito geresnis. Garo gal šiek tiek mažiau, bet man aktualiau skonis. Man su 8 galios trūko. Norisi to tokio šiltesnio, skanesnio garo. Duoda. O šitas, būtent taip. To garo nėra daug. Aš kaip ir ištraukiau iš dėžutės, pasikūriau, žinai, palaukiau, viskas susigėrė, tai pirmas užtraukimas ir gal kažkas negerai, kad čia taip stipriai duoda, žinai. Jo, bet smagu. Kitas pliusas pildymas, nežinau. Ar lengviau be gali būti? Bet tas garsas. Tas garsas nerealus ir man patinka, pavyzdžiui, ant V8 ta skylutė buvo tokia... Jo, tokia miniatiūrinė. Bandai dėtą pipetę, pribėga, man nepatiko. Šičia puikiai. Jo, čia su pildymu man irgi labai patiko, labai paprasta. Iš bet kokio buteliuko bandžiau, su visais užsipildė be problemų. Greitai, patogu, nereikia antros rankos, nereikia, sakykime, kažkur pasidėti, nereikia nusukus kažko ar dar kažko irgi. Pokštą atsidarėm, užsidarėm. Nieko, čia laikai pipetę, čia paimi. Jo, sakau, labai irgi paprasta, net viską gali vienos rankos laikyti. Gal nepatogu, bet nereikia nusukinėti, padėti, pamesti, išmurzinti dar kažką. Didžiulis pliusas. Kitas pliusas - baterijos įkrovos lygio indikatorius. Labai patogu, kaip aš nemėgstu, kai tu nežinai, kiek tau liko baterijos. Ir taip tu gali netyčia išėti kažkur iš namų su išsikrovusiu. Nes tai būna, iš tikrųjų atrodo, kad dar veikia, išeis ir kaip tyčia. Jo, 5 patraukimai ir mirsi. Paspaudai trumpai, žiūri, žalias. Varkoji, važiuoji. Žalias toks su geltonu, šiaip gamintojas sako, oranžinė, nėra jinai oranžinė. Tokia žalia ir šiek tiek šviesesnė ir kažkur geltona lempukė dega, tokia įdomi. Tai sakykime, nuo pilnai krauto ir biški pasėdusio skirtumo dienos metu laukia nelabai pastebėsit. Patalpo gan akivaizdu. Realiai, kai mėlynas, tada jau žinau, kad jau toj bus jau iš namų neštis negerai. O sakykime, jau kada raudonas, tai tada imat iš komplekto laidą ir ieškot rozetės. Ir aišku, dar adapterį arba kompiuterio, arba televizoriaus, arba nežinau, jeigu mikrobangė turi USB kištuką, galite jos krauti. Dabar viskas turi USB. Tu tai sakau, gal mikrobangė. Pystys kalbenkė. Pasikrauni. Kol skalbė, pasikrauni ir gali toliau tada. Švarės kelnės ir į miestą su pakrautai džas. Tai va, kitas pliusas būtų, kas man mygtukas šiaip aplamai labai patogus, oras pagaliau pasidžastą reguliuojasi žmoniškai, nereikia jokių ten tų gumyčių uždėjinėti, kaip man tas, pavyzdžiui, antram džastė, kur buvo. Pats rinkinys buvo jo metalinis, o ta gumytė geltona, what the f***. Tai dažnai kokio pliusą nepaminėjom, vienu iš tokių svarbesnių. Mes dar jos vardinam, bet Karolis. Kad gali arba 2 arba 5 litrų baką naudoti. Aš manau, kad nepadarėm taip, nepaminėjom, kad yra minusas 2 ml talpos bakas ir pliusas, kad yra 5 ml talpos bakas. Nes... Man gražiau atrodo su 2, bet aš jo nenaudoju, nes tikrai mažai yra, nes aš kol hedų nemėgstu garinti iki tuščio, tai ten realiai išgarinu 1 ml ir jau vėl reikia pilti. Tai vat...
Jo, praktiškumo atžvilgiu labai gerai. Ir, sakykime, mes turim atsarginį stikliuką prie Justo. Vėl didžiulis pliusas. Jis 2 ml talpos. Taip, bet mes jį turim. Jo, blogiausia atveju, kol kitą nuvažiuosit nusipirkti. Turėsit atsargiai bent jau 2 ml. Vis tiek, taip, gerai. Mano manimu. Galės įrenginį naudoti, o ne. Komplektacija irgi 2 galvutės ir atsarginių tarpinių duoda, irgi liuks. Aišku, tarpinių kažkas gal spalvotų norėsit, gal kažkada vėliau bus, nežinau, gal ir dabar yra, nepastebėjau. Bet bent jau rinkiny tai 2 komplektai juodų. Vienas atskirai ir vienas jau sudėtas. Surinkimas, paruošimas, viskas labai paprasta, naudojimas. 5 kartų spaudžiam, traukiam, pakraut irgi, kai jungiam krautis. Ties USB lizdu dega raudona lemputė ir kada pasikrauna, jisai jau tada užgęsta. Tai va, nežinau, mano pliusai minusai kaip ir... Tai kaip ir mėgsti sakyti, tam kartui tiek. Tam kartui tiek. Sekit mus tada visur, prenumeruokit, neužmirškit paspaustų mygtukų, jeigu video patiko, paspauskit, kad patiko. Turit kažkokių klausimų, nori dar kažkam pasakyti, kažką išvysit, pakomentuokit, padėsim. Tai va, palaikom ryšį, tada gero.